Ir Labanauskas, ir jau ten, ir seneliams buvo tokia kaip ir tragedija, kad 3 mergaitės iš eilės ir nėra to giminės pratęsėjo. Tai va tas berniukas, 4 Saulius, tai buvo kaip Dievo dovana. Visi laukė, visi džiaugiasi, čia jau buvo kažkas tokio, kad berniukas gimė. Tai ir iš darbo atėjo ten sveikinti, kiek aš vaikas atsimenu, tai tokia ir su seneliais ypatingas ryšys visuomet Sauliaus buvo. Na, aš irgi tą ryšį turėjau, bet Sauliaus tai labai džiaugiasi ir pats Saulius džiaugiasi tuo ryšiu, bet tas buvo šventė šeimoje. Po to gimė dar 2 berniukai, jau tokios šventės nebuvo. bet tas Saulius, kaip 4, kaip sakau, tokia laimė. Ir kaip parsivežė, jau toks atrodė, kad aukso gabalas čia mes turime. Čia, atvažiavo. Kaimynės, sako, atvažiavo, gal kas ten atvažiavo, pasižiūriu pro langą, išneša lėlę, suviniota, mėlynas bantukas, atneša, čia tavo broliukas. Gal, nesuvokiu aš to, kad broliukas, pas mus gyvien sesės. Sako, žiūrėk, išvinio. Toks grožis, akis didelės, tokios išraiškingos. Tai va toks mano pirmas susitikimas su Saulium buvo.
Prisiminimą tokį labai sunku išskirti, bet labai man įstrigė mamos pasakojimas, kaip mes, kadangi su broliu dvyniu Dainium esam dvyniai, tai mūsų atvežė, buvo mažiukai, tai Saulius sakė, tiesiog darė visokius cirkus, kulverščius, ant galvos stojo ir ten mama, žiūrėk, tiesiog ant tiek truko dėmesio, kadangi viskas, atvažiavo 2 mažyliai, tai visas dėmesys buvo į mus. Tai kiek mama pasako, tai labai juokinga, kad toks buvo gražus, mielas, nepiktybiškis dėmesio toks troškimas. Ir dar atsimenu, kad Saulis buvo labai panašus į mergaitę. Toks gražutis, akys didelis, toks išaiškingų bruožų ir visi kažkaip tai, kur nusiveždavo, klausė, kad kokia čia mergaitė eina ir taip, žodžiu, laikydavo mergaitį. Iš tikrųjų labai gražus. Kai kartu gyveni, tai yra, kiekvienas turi savo demonų ir yra buitis, ir yra broliai, ir vyresnis brolis, ir jaunesni, tai mes erzindavom. Jeigu kažkur jisai būdavo užsidaręs, ten kažką kūrė, tai mes žiūrim ir ten norim kažką pamatyti ir tada paerzinti, tai būdavo ir tų muštynių visokių. Kai ten turėjo ilgus jau plaukus, tai ten atsimenu ir į plaukus piešytis, kuokštus ištraukė. Tai ten, visko buvo, kadangi, tai yra ne to, kad kažkoks stabas, dievas, kaip visi dabar dauguma turbūt buvo. Saulius, fainas, žvaigždė, o jisai buvo mano brolis, kur buvo ir buitis, ir visokie dalykai, ir tinginystės, ir kažkokie nesusikalbėjimai, ir kivirčai, pavydai, konfliktai. Ir jisai visą laiką turėjo minčių, pilnas idėjų, išėjo į miškus ieškoti ploto, pastatyti namelį medyje. Paskui ateina, sako, radom už 3 kilometrų nuo Pabradės prie tvenkinio, einam, sako, reikia statyti. Tai mes buvom ten tie darbininkai, kertam tos medžius, kaip pagalvoju dabar, kiek baudos būtų, kertam medžius, tos rastus tampom, statom medyje namelį ir viską jisai kaip prarabas prižiūri ir taip paskui džiaugiamės bendrų projektų. Tai va tokie prisiminimai, kur daug kūrybos. Bitutės dirba juodai, jiems greitai tyla sparnai. Hei, hei, nuolat bitės force mažorai ištaško, viskas priklauso nuo požiūrio taško. Abiliai priešai ir abiliai draugai. Susipažinau Pabradėj, muzikos mokyklos Rūsyje, kur jie grojo, Saulius grojo su grupe, ten buvo tokia grupė Saprofites. Ir nuėjau tenais, kažkas man ten nuvedė, neatsimenu, kodėl aš ten nuėjau. Ir ten buvo, Saulius grojo bosu. Tai įspūdis buvo aukštas, ilgaplaukis ir toks labai toks charizmatiškas, šiltas žmogus, kuris taip labai užmezgė iš karto artimą ryšį. Net su nepažįstamu žmogum, jis turėjo tą gebėjimą užmegzti akimirksniu tokį ryšį, kur tu jautiesi, kad jau net jį pažįstu, jis toks saugus su juo, bet jau gal pas kažkokį kitą ten narį grupės, bet Saulius sukūrė tokį greitą ryšį. Čia gal aš apie labiau net, visą laiką sakiau, kad niekada su menininkais. Nei su menininkais ir šiaip jis vyresnis, tai irgi sakiau, kažkaip neįdomu man buvo. Tai šitie 2 dalykai gal tokie pagrindiniai, kurie, tiesiog, kur tu bendrauji su žmogum ir matai, kad, bet man tas, niekad kažkaip neimponavo. Bet mane matyt labiausiai sužavėjo tokia laisvė kažkokia, gyvenimo džiaugsmas. Ir irgi per tuos metus, kiek mes kartu praleidom, aš pati irgi atlaisvėjau, nes šiaip aš tokia gan strikt, kaip angliškai sako žmogus. Tai su juo tikrai ir jis, manau, tapo kitoks su manimi ir aš irgi pasikeičiau kažkiek. Tai čia įvyko iš tikrųjų 2009 metais, labai jau seniai, per Jonines. Nes aš gyvenau Bendrabuty ir turėjau tokį kaimyną,
kuris labai pareklamavo, kad pas juos joninės yra tikrai ypatingos. Su tautiniais rūbais, su visom tradicijom. Ir mes realiai tiesiog įsiprašėm tenai su kambariokė. Ir ten gal Saulius iš tikrųjų labiau mane pamatė, nes aš nelabai mačiau. Ten ir susipažinom ir po to tiesiog kažkaip gavo mano telefono numerį ir bendravom toliau. Tai va, tai pirmas įspūdis buvo toks, kad visiškai ne mano tipo žmogus. Visiškai priešingai tam, ką aš gal buvau įpratus prie ko būti, ar ką šiaip mėgau. Tai sakyčiau, kad čia gal iš jo pusės tas tokios iniciatyvos buvo ir, prisijaukino mane, gal čia geras žodis. Kosmosas. Čia buvo kosmosas. Čia galima būtų plėstis labai giliai šitai temai, nes man tada buvo, paauglystė visiška. Suvokimas buvo vienoks, o čia 2 dėdės iš esmės. Andrius už mane buvo 5 metais vyresnis, Saulius 10. Ir mes tos repeticijos, kai būdavo, tai pas mus ten buvo muzika yra vienas etapas repeticijoje, bet didžiąją dalį, 2/3 repeticijos būdavo visas vakaras pokalbiai kažkokie. Aišku, nebe alaus ten, vis tiek, kam amžiui, tai kurgi čia penktadienio vakaras, koks yra šeštadienis, tai susėsdavom, mažoj savo studijėliai čia pabradėjai ir kalbėdavom. Jie pagrinde užvesdavo kažkokias įdomias temas, ten jie šnekėdavo apie religijas, apie politiką kartais, apie visus kitus globalius dalykus, ten samprotaudavo, svarstydavo, galvodavo, kontempliuodavo, juokdavosi, ten kažką išsidirbinėdavom ir ko tik tai mes nedarydavom. Bet kai kurios temos, kurios ten buvo dažnai gvildenamas, jos tuo metu man 16-mečių labai daug iš tikrųjų, man keitė supratimą, kad ir ta pati religija, ten nežinau, kiti dalykai, ten kažkokie tokie pamatiniai, kur iš esmės, kai išgirsti jau, ganėtinai suaugusių žmonių akimis, kurie lygiai su tavim bendrauja taip, kaip, su lygiu, tai labai tokia įtaka palieka. Tai jie iš esmės nemažai, iš tikrųjų, galiu pripažinti, kad nemažai paformavo tokio pasaulėžiūros, ta prasme, iš tos perspektyvos žvelgiant. Tai man būnant 16-mečiui, tai buvo įtaka tokia, jo. Tai galiu būti labai dėkingas, tiek Sauliui, tiek Andriui, aišku. Ir mes kartu jau tokį menų kokteilį, tokį renginį su Edgardu organizavom. Ir Edgardas pasiūlė, sako, žiūrėk, galim kaip ten vakaro žvaigždės su grupe būt, Fashion Games. Sakau, jo, būtų smagu. Tai va taip ir susipažinom, atėjo tas menų kokteilis renginys ir man atrodo, kad po to renginio toks kaip afteris ar po koncerto buvo ir tada ir susipažinom gyvai su Saulium. Tuo metu man pačiam paauglystėje ten tokio vėlyvoji sudėtingas labai laikas buvo. Neturėjau aš labai daug tokių kažkokių draugų, kurie mane suprastų, sakykim, iš aplinkos. Gan toks vienišas buvau, tai Saulius man atėjo gyvenime taip reikiamų metų, reikiamoj vietoje pasitaikė ir kažkaip man jisai buvo toks kaip mentorius, kuris buvo vyresnis kur kas už mane, bet einas tuo keliu, kuriuo aš irgi kažkaip noriu eiti ir tai man labai daug to tokio pasitikėjimo savim davė ir padrąsinimo ir viso ko. Tai man iš jo tas pasijuto labai graži savybė, kad jisai kažkaip tavęs neteisdavo, kažkaip nesmerkdavo kažkokių tavo minusų, o kažkaip išvelgdavo tavo tas gerasias savybės ir kažkaip paprastai žodžiais pasakius, tiesiog priimdavo tave tokį, koks esi, žinai, ir kažkaip neturėjo tos tokios kažkokios akies tokios, kad žiūrėtų tave ir kažkaip juoktųsi iš tavęs, o kaip tik jis buvo toksai, atrodo, įkvėptas žmogus ir kitus nori įkvėpti. Tai buvo toks pirmasis įspūdis, jo. Attachment to the change, enhancement of the dangers. I'm losing my own aims, my being fears so strange, so strange.
Suprantat, vat, kai yra 6 vaikai, tai tas ryšys koks tai ir mes esam vyresnės, o po to jau broliai dar jau ten po 4 metų gimė dvynukai broliai, tai jie daugiau tie jau mažiai mes vadinom. Jau su mumis mes jau paauglės buvom, tai jie kažkokie vaikėzai, tokio iš vaikystės, kad būtų pasikalbėti ar ten kažkokios paslaptys, tikrai ne, nes labai didelis skirtumas. O su broliais gal jau šiek tiek jau ir tas artimesnis ryšys. Galų gale mes išvažiavam studijuoti. Jie maži dar liko namuose ir ta visa tokia paauglystė, visos tos išdaigos matyt, kaip berniukų, tai man ir nelabai pažįstamos. Tik tai vėliau, jau kai jau Saulius subrendo, išvažiavo studijuoti, jau kai vaikų susilaukė, mes tikrai labai artimai bendraujam ir šeimomis, bet va tas iš vaikystės, tai tiesiog, kaip didelis būrys. Ir tie bernai mums atrodė, kad jie tik tai kenkia mums ir trukdo gyvenime ir ten žiūri iš po durų, jeigu ką nors pasikvieti ir tik tai eibės krečia. Toks buvo gyvenimas. Saulius, aišku, skirtingas buvo negu kad tie 2 dvyniai vėliau. Nes, iš ties jisai toks galbūt ramesnis, gal toks, ne toks išdykęs, bet tas ryšys, sakau, vaikystėje nelabai toks artimas formavosi, bet kad mes visa šeima, visus švenčiam šventes ir skambinamės ir bet kokį suėjimą ten ir tai tikrai tas yra ir visada buvo. Tai kai buvom paaugliai, tai vienas ryšys, o tas stiprus ryšys taip atsirado, pastebėjau, kad jau kaip jau išvažiavom iš namų, kaip jau Vilniuje buvom studijavom, tada žiūri, kad labai labai panašėja viskas. Tai labai džiugu, kad jisai, kai man buvo ten sunku, turėjau įsikraustyti, skambinu Sauliui, sakau, tu gal priimsi, sakau, aišku. O pas jį ten buvo Karoliniškėse būtas toksai, kur visus priimdavo. Ir ten buvo tokia bohemos irštva, kur ten labai įdomiai pamatyta gyvenimą, kur aš, būdamas socpedagogu, dirbu mokyklai, 23 metų atsikraustu tokį būtą, kur tenais ištisai Prachadnoj dvor toksai, kur ten vyksta, susirinkimai menininkų. Tai jau ten 2 metai laikotarpis buvo labai įdomus ir tie gilūs pokalbiai ir iki išnaktų ir iki rytų ir ten cigarečių dūmuose paskęsti, tenais virtuvėje sėdim, bendraujam ir tą visą virtuvę menininkų pamačiau, tai dar labiau sustiprėjo, labai faina, kaip jam buvo blogai, irgi skambino tenais, sako, tu ten buvai pas psichologus ir taip kaip vaikas, taip klausia, o čia baisu, o čia ką, o čia reikalinga, o čia padeda. O kam čia? Tai toks ryšys buvo ir gilesnis. Aš manau, kad jis man tikrai reikšmingas buvo mano gyvenime, nes mes vidury, pastoviai mažesniai mūsų nepriema į Hebrą ir vyresnės mūsų nepriema niekur. Tai dviese ir po medžius, ir dviračiais kartu važinėdavomės, ir po statybas, vienu žodžiu, visur kartu. Tai ir apie jo ten pirmosios meilės, pasimatymų, šokius. Manau, kad aš daugiausiai žinau. Buvo visko mes ir labai artimai draugavom. Turėjom kažkokių gal nesusitarimų, kad būtumėm susipykę, tikrai tokių nebuvo. Neturėjom tokio, bet buvom labai, labai artimi draugai. Manau, kad buvom geriausi draugai kažkokiu metu. Ir gali būti, kad kiekvienas jo Sauliaus draugas gali tai pasakyti, kad ir buvo geriausias draugas, nes jisai tokį irgi sukurdavo tokį jausmą, kad tu jam labai rūpi ir esi turbūt jam labai svarbus. Tai tai mes turėjom tą artimą ryšį, tai aš jį labai gerai pažinojau, jis mane labai gerai pažinojo ir mes daug labai kartu nuveikėm, turbūt praėjom per įvairias negandas ir per džiaugsmą ir pirmas meilės, ir antras meilės, gal ne pirmas, bet rimtas pirmas. Ir su savo žmonom susipažinom ir ten aptarėm jas. Visko mes visko buvo. Saulius gebėjo su įvairiais žmonėmis užmegzti artimą santykį, labai paprastai. Netgi su pačiu atrodytų žmogum, kuris visiškai yra priešingų vertybių. Jis gebėjo, 1-2 ir jis jau kontaktai, jis jau šnekasi apie kažką, jau kauja, galbūt kažką jau šitą. Ir jam nebuvo kažkokių pačių svarbiausių žmonių ar kažkokių tai nesvarbiausių jo aplinkoje. Jie visi buvo maždaug vienodai, jis visais galėdavo bendrauti labai ir atvirai ganėtinai, ir domėtis jais labai proaktyviai, ir išklausyti ir panašiai. Tiesiog vis laik žinojo, kad tai yra žmogus bendraujantis nuoširdžiai, tą darantis labai, sakykime,
natūraliai, tai nėra taip, kad jisai kažką bandytų iš savęs ten išspausti. Sakiau, tai jisai kažkaip reikalingas tam žmogui. Ir kad man reikėdavo jo. Nu, tai tokia sąveika, kuri buvo labai sveika ir manau, kad visa ta mūsų trijulė ir ketveriulė, kiek besikeistų tas formatas, Fashion Games, sakykime, ir aplinkiniai draugai, tai visi buvo tokiam, Sauliaus atžvilgiu žiūrint, visi atrodytų taip vienodai. Nebuvo kažkas, geriausias draugas ten kažkoks, tai blogesnis, kurio galbūt nepakviesim kažkas ar kažką, visi buvo be išimties tokie lygus. Bet mūsų tas ryšys, kuo unikalus buvo, kad kažkaip visada, kai susitikdom, atrodo, kad kaip susitinki su senu geru draugu ir tas laikas, kurį tu praleidai atskirai, kažkaip mes prirašydom per tą laiką visokių naujų dainų ir viens kitam rodydom ir per kompiuterį ir įrašus ir kažkokių dainų tekstus ir kalbėdom apie idėjas visokias. Tai buvo toksai abipusis dalymasis savo kūrybą ir labai būdavo įdomu pakalbėti, paanalizuoti apie tos dalykus ir būdavo skolindavomės mes viens iš kito ar instrumentus, ar mikrofonus, ar ten diktofoną, atsimenu, kažkas skolino, gimė vaikai, jis labai norėjo įsirašyti savo kūdikėlių, ten visus tos balsus, visą kitą. Tai jo, bet tai nebuvo tik irgi vien apie kūrybą, tas ryšys buvo toks apie gyvenimiškus visus dalykus. Stiprus, nuoširdus, jis man viską pasakodavo, nežinau, man taip atrodo, aišku, gal kažko ir nepasakodavo, bet ar į kokį koncertą nueina, ar šiaip su draugais susitikti, nesvarbu kur, tai grįžta, tai tada dar turiu išklausyti viską, kas ten gero nutiko, kas blogo. Tai aš bent jau jaučiausi tikrai tokia, kad jis manim pasitikė, aš jo pasitikiu, jaučiausi mylima ir mums kažkaip visai buvo gera kartu, buvom gera komanda. Šiaip aš būdavau visą laiką tą, kur draugių kompanijoje, kur klausai, kaip ten jos ant savo vyrų visaip sako, o mano vyras, atrodo, toks geras, bet neturėdavau kuo skūstis, pratylis, bet pas mane tai viskas gerai kažkaip. Toks, tikrai buvo geras santykis mūsų. Labai teisingas. Kūrybingas, aišku, kas be ko, tiek ir muzikoje, tiek ir dailiai, tiek kažkokį darbelį padaryti, preciziškai. Labai tvarkingai darydavo viską. Visoks buvo. Kaip ir kiekvienas žmogus, tikrai. Bet jis buvo toks ir platus labai. Labai ir keista, atrodo, menininkas, bet jisai, pavyzdžiui, ir gabus labai ir buitiniuose dalykuose. Ir toks statybininkas ir tokių daug gal nežino žmonės dalykų, kad ir ten dirbo tenais betono demontavimo technikui, kur važinėdavo su brigadom, tenais griaudavo tas, ką reikėdavo kokį nors skylę išgręžti didelę, ten metro diametro. Ir ten Valdovų rūmuose jisai ten dirbo, gręžė kažkokią skylę. Tai va tokių dalykų turi, kur gal nieks nežino. O šiaip, buity, kaip ir visi žmonės. Ir nenuotaikoj, ir balsą pakelia, ir kažkoks gal itin kritiškas momentais būna. Kas man tokie atsiminimai pirmieji ir lenda, kad jis tikrai buvo kitoks negu visi mes, todėl kad nuo pat mažens jam su ta ryšys, su ta gamta, nors, kaip sakant, nieks maža miestelį, nieks mūsų ten nelaikė pririšęs, mes patys reidavom ir per balas ir visą kitą. Ir tos gamtos turėjom, kai aplinkui ežerai miškai, bet Saulius tai buvo kažkas ypatingo. Jisai eidavo, ten statydavo namelius miške
Ir savo vaikams, tarp kitko, yra ant upės kranto pastatęs medyje, namelį ir dar stiklinį. Įstrigo atsiminimas, kai mes su Saulium plaukiam baidarėm. Tokia tradicija per jo gimtadienį, birželio pradžioje. Ir kartais susidaro ten 20 žmonių ir ten ar dar daugiau ir ten su nakvynėm. Ir jis plaukė, kai buvo jau žmona laukėsi, nes čia ten apvirto tos valtis, bet tai nebuvo baisu, nes tai buvo natūralu. Gimtadienis tai reiškia gamtoj. Po to susilaukė dukrytės, tai jai buvo dar nepilni metai. Tai irgi plaukė baidarė, jinai įsimetė. Ir po to išlipam ant kranto, kažkaip prižiūri, ten jinai sėdi skrusdėlės ropoja ant jos, tai atrodo vaikas kokie 8 mėnesiai, nu tai tu ten klyktum ir tėtis ir mama ir čia jau valy. Sako, va pažiūrėk upėja, kokios čia skrusdė, kaip jos eina ir ten jos ant to vaiko lipa. Ir taip jam buvo natūralu, kad jos tau nieko nedarys, tu jų nestumk, čia viskas yra gerai, viskas yra gražu. Tai yra toks, nemoku pasakyti, ir ta pagarba tokia, ir visi gimtadieniai, ar kažkas, tai tas ypatybė, nu visi mes mėgstam, ta atrodo gamta, jau ten pabūt pastovyklaut, bet jam buvo kažkas daugiau, negu šiaip savo. Toks pat, kaip ir scenai. Toks pat. Manau, kad jisai buvo, labai buvo toks vientisas, nežinau, toks, buvo prognozuojamas, aiškus, suprantamas toksai, ar nežinau, taip kaip jį visi pažįstam, aš manau, jis toks ir buvo. Nieko neslėpė, neturėjo kažkokių, nežinau, paslėptų juodų ten ar baltų pusę. Improvizuojantis dažnai, iš polėkio veikiantis žmogus. Man atrodo, galbūt kažkokiose sferose jis planuodavo dalykus. Vis tiek šeima turbūt ir panašiai, galbūt įsijausdavo kažkur tai tas gal stipresnės atsakomybės, ko jam reikėdavo planuoti, bet, sakykime, toj meniniai, kūrybiniai, sakykime, savo plotmėje, gyvenime tame kūrybinėme jis labai laisvai viską žiūrėdavo. Kažkuo buvo panašus kaip gal ir scenoje, bet jis, ta prasme, jis viską mokėjo apskritai daryti. Nes, nežinau, kiti čia pasakojo ar nepasakojo, jis savo draugus medžiais vadino. Nes, tiesiog jie, nei buityje kažko per daug, visi tokie menininkai, tikri menininkai, bet jis tikrai labai, ta prasme, visą laiką kūryboje buvo, bet jis galėjo tau ir čiaupą pataisyti ir, viską absoliučiai padaryti. Ko gal tiesiog, taip žmogus, kuris nepažįsta, niekad nepatikėtų, kad jis toks auksinių rankų žmogus iš tikrųjų buvo. O šiaip labai rūpestingas namie. Tikrai ir jautrus, bet tas jautrumas gal ir scenoje irgi, iš tikrųjų matosi. Tai labai jautrus žmogus buvo. Jam tikrai buvo labai svarbu, ką apie jo kūrybą sako, ką galvoja, nes norėjo ją dalintis plačiai. Tikrai norėjo tuo gyventi. Nes dar pradžioj bandė su kitų draugų, kur dar kalbinsit, įmonės teikti. Dabar nežinau, kiek laiko jie pabandė kartu padirbėti, bet labai matės, kad ne jo vieta, nes grįžta namo ir visiškai be veido ir tiesiog kankinasi. Tai čia gal netgi iš mano pusės buvo toks, kad gal tu daryk tai, kad tu iš tikrųjų nori daryti, kad kaip nors bendrom jėgom išgyvensim. Tai tada jis ir žimčiau kibo jau į savo tą solinį projektą, sakyčiau. Jam ir reikėjo būtent kūryboj, o ne tais darbais kažkokiais pašaliniais užsiimti. Su vaikais labai mokėdavo užsiimti ir labai daug laiko praleisdavo ir niekada netingėdavo žaisti. Tai kaip mamai, moteriai, tas tikrai labai svarbu ir imponuoja. Tai taip labai buvo geras tėtis. Labai lankstaus tokio proto, naivus, bet labai empatiškas. Neturėdavo tos, sakau, kažkokios tokios teisiamosios akies, kad teistų ir kritikuotų kažką ir kaip blogai. Jisai galbūt, Saulius kritikuodavo galbūt kažkokias mases ar grupės žmonių, bet ne asmenį kaip po atskirai, žinai. Atrodo, žmogus, kuris nepametęs to savo vidinio vaiko yra, kuris toks kaip, nežinau, kokių 5 metų vaikas, ten gali pamatyti, žinai, kažkokį žiogą lipantį ant sienos ir nežinau, sukurti eilėraštį apie tai ar pasidžiaugti tiesiog, žinai, tas jo žvilgsnis toks buvo
visada milijonas kažkokių minčių, žinai, tai mane tas labai inspiravo. Saulius, nežinau, buvo toks draugas, kuris turbūt paskambina ne tada, kai jam reikia kažko, o tiesiog pasidomėt, o kaip tu gyveni. Taip, labai retas skambutis, bet paskambina tau ir sako, kaip tiesiog gyveni ir tu gal lauki, tai ko tu čia nori? Nieko, tiesiog. Kaip tu ten ir viską žino apie tave, ten prisimena, jam rūpi, įdomu yra. Tai jis toks ryšio toks žmogus ir jo draugai jam rūpi. Ir turbūt tie draugai jaučiasi, kad jam svarbus yra. Ir kai sakiau, nebijo žmonių, tai toksai žmogus, kuris gali prieiti bet kur, prie bet ko, paklausti, paprašyti. Jam patiko žmonės tokie neįprasti, tokie įdomus žmonės, kurie jisai vadina menininkais, kurie turi kažkokių tokių keistenybių, gal keistų savybių. Tai tada jį traukia ir jis tokių žmonių būrį aplink save turbūt susikūrė ir paliko po savęs tokį palikimą draugų, kurie dabar ir koncertą organizuoja. Praplėtė labai akiratį, pasaulėžiūrą. Tai iš tikrųjų ir jo draugai, ir jo tas kūriamos dainos, tu pamatai, kad gali būti visokių variantų ir tos liaudės motyvai dainų tai pertikti, tai, tikrai, dar labai jisai mane praplėtė. Kadangi, taip būna, nežinau, kaip būna, bet, kad atrodo, tu muzikuoji, tavo šeima visa muzikuoja, bet ir aš, pavyzdžiui, ir mano brolis Dvinys ir sesė sako, mes neklausom muzikos. Kai ten kiti, atrodo, žmonės neturi klausos, niekur nedainuoja, bet jie melomanai tokie klausos, ten kasečių, ten pas juos pilna. O pas mus visus kitus nėra, jokių kasečių, jokių tenais mėgstamų dainų, tokių įdomius dalykų. Tai Saulius man su ta muzika supažindino. O pradžia tai gal buvo 90-ieji, kokie 91-ieji, kur aš sakau, man neįdomu muzika, man neįdomu, aš nesiklausau, man čia nuobodu. Ir ten buvo, jisai jam buvo 90-ais, 93-ais, 10-13 metų, jis ten irgi tik pradeda. Čia UB40, sako, čia kokia grupė, čia popsas toks. Paskui Michaelas Jacksonas irgi atsimenu tenais irgi, čia koks klipas tenais. Tai jisai tas, kuris parodydavo tokius man dalykus. Dažniausiai, ką jisai pasakydavo, tai aš paklausydavau ir man patikdavo. Jisai net kartais būdavo toks kaip mokytojas. Ypač gal paskutiniais metais, kai pats pradėjo kurti, eidavom kartais irgi miške pasivaikščioti, jau paskutiniaisiais metais ir kalbėjom, kas gyvenime yra svarbiausia. Ar tai kažkokie turtai, ten kažkokios tai statusas, karjeros, vertybės. Jam vis dėlto svarbiausia buvo kūryba ir šeima. Tai tokie du, meilė. Tai tokie nematerialūs dalykai ir iš to gali mokytis. Ir kartais netgi pamatydavo kažką mes ar santykiuose, ar aš su vyru, ar ten su vaikais, sako, palaukit, viskas gražu. Čia nėra jokios problemos. Tai yra toks, gal tokio ir atsipalaidavimo ir to matymo, to grožio visame kame. Tai yra nesusikoncentravimai kažkokį tai tokį laikiną gal tavo gyvenime, bet kas yra svarbiausiai, tas vertybės, tai to gali pasimokyti visada iš kiekvieno žmogaus. Tai aš atsiprašau, čia tokio net nesiruošiu ašaruot, bet kartais taip susijautrina viskas. Davė drąsos. Jisai davė drąsos, turbūt man šiaip asmeniniam gyvenime išmoko žmonių nebijoti, galbūt taip, mažiau bijoti žmonių,
davė drąsos kažką daryti ir nebijot. Pabandai, padarai, nieko nesigavo, nieko tokio. Parodė tokį požiūrį gal mažiau rūpestingai į gyvenimą, nes aš žiūriu į gyvenimą atsakingai labai. Tai kai reikia man jau gal nuleisti tą gazą, tai aš prisimenu Saulių ir galvoju, bet čia galima nerūpestingai, čia nieko čia nenutiks. Nieko blogo, kas čia gali nutikti, ten neišėjo. Ir kas? Nieko tokio, yra draugai, yra žmonės, galima su jais pabendrauti, ten visą kitą. Tai tokio kūrybinio polėkio, aš manau, man padėjo įjungti dešinį pusrutulį, kad iš to tokio racionalaus proto į tokį kūrybinį labiau polėkį, tai jis tikrai to daug davė. Aš užaugau, galima sakyti, kad su juo. Vis tiek jis labiau patyręs vyresnis, tai ir to pasaulio daugiau. Pasaulio gal nebūtinai daugiau matęs, bet daugiau patirčių turintis. Tai ir atlaisvėjau, nes aš visą laiką buvau tokia moksliukė, kur tvarkingai viską gražiai, bet su juo kažkaip toks jausmas, kad išėjau irgi į pasaulį kažkiek. Jis šiaip būdavo toks, kad jam nieko atrodo nereikia, turėčiau kažkokią lušnelę tiesiog gamtoj ir ten ir galėtų visą laiką praleisti. Bet man gal tų tokių kitokių dalykų labiau norėdavosi, ar pakeliauti kažkur į užsienį, tai visą laiką aš organizuodavau, gaunas, kad išvežu jį, bet po to grįžęs jis ant tiek visiems visko pasakodavo, čia nežinau, kelių mėnesių būdavo tiesiog pokalbių temos, kaip jam ten visur patiko, kaip jis visko daug pamatė, išgyveno. Gal kai tavo šeimoje per daug nėra, kažkokių tokių pavyzdžių, kai mažiau esi suprastas, kai šeimoje nėra to, tai tada labai, man atrodo, svarbus tie tiesiog draugai tavo būna arba aplinkiniai žmonės ir Saulius toks buvo, kuris tas žmogus, kuris kažkaip galėjo suprast, mane. Tai tas man, manau, jaunesniam buvo labai, labai svarbu, nes... Iš muzikalumo pusės, tai irgi paminėčiau tą patį laisvą požiūrį į nestruktūrizuotą muziką. Jis iš esmės išmokė tokio laisvesnio, gyvesnio požiūrio į muzikos kūrybą ir jos skambesį tą visą bendrą. Kai išsijungi tą kartais struktūrizuotą mašinėlę savo galvoje, kuri yra įkišta ir tai gaunasi tada biškį įdomesnė. Bet apskritai jis buvo toks žmogus, kuris, atrodo, eina, pamato kažkokį, nežinau, kažkokių kampų kažką, jau iš karto nori užfiksuoti, ar kažkokį garsą išgirsta irgi nori įrašyti. Jis labai, iš visur gaudydavo tas tokias ar akimirkas, ar garsus ir po to sudėdavo į savo muziką. Labai plačiai mąstė ir matė. Tai tas ir jautėsi, bet ir pati muzika. Jis kaip ir kurdamas pats mokėsi, tai labai jaučiasi irgi, kad keitėsi. Keitėsi ir, sakyčiau, gerėjo. Turėjo tą kitą požiūrį, nežinau, gal į gyvenimą ir jam gimdavo gabalai su bosu, jis ten prisėda ir pagroja ir padainuoja. Padainuoja bet kokius žodžius ten angliškai, bet ne vieno angliško žodžio. Ten savo sugalvotą kažkokį tekstą, kur net kalbos tokios neegzistuoja. Tada aš klausiaus, ką jis dainuoja ir man atrodė, kad čia tie žodžiai tam tikri. Man atrodė, kad čia kažkaip angliškai tada sudėdavau iš tų žodžių kažkokią prasmę ir tai įkvėpdavo.
Tai vat, jis dainuoja bet ką ir aš ten išgirstu tarsi kažkokie prasmingi, reikšmingi žodžiai, aš jam parašau. Ir jisai iš tokios bet ką, bet tai labai panašų tokį tekstą paversdavo savo dainas. Tai nemažai taip gimė. I know to the softly is so to the softly I know to the softly you want to change something you want to do it softly your plane's crazy inside station beyond oceans keep me chained one sensation Pas jį niekada nebuvo tokio falšo, jisai labai nemėgo tokių užsakymų. Ir vėliau netgi, kai tapė jis paveikslus, ir kartais sakau, tu žinai, aš norėčiau tokio kažkokio tai paveikslo, užsakysiu tau ir tu man padaryk tokį kaip Picasso, tokių laužytų formų, man čia labai tiktų prie interjero kur nors. Tai sakydavo, aš tau galiu nupiešti, bet tu niekam nesakyk, kad čia aš piešiau. Kitaip tariant, jis piešė ir savo, ir jie tokie buvo kuklus, tokie paprasti, ir dabar man jie patys nuoširdžiausi, o tie, kur kažkada tai ten, sakiau, norėjau kažkur tai ten, sako, tik nesakyk, kad čia aš piešiu. Tai pagrindinis dalykas ir buvo tas momentas, greičiausiai, kad tai muzikantas, kuris neteorinis muzikantas, jis yra tas gyvas iš pojūčio muzikantas, kur jam duok kokį nors instrumentą, jis nemokės jo groti, jis paims, nežinau, ksilofoną, ten, telefonais, kažką ten minutėlę padaužys, supras, kur kas skamba, ir ten kažką, jis ten jau atsineš savo diktofoną, jis ten sugros kažką tai, ko jam reikia, kiek jam reikia, tam savo poreikiams, jam ten daug nereikia, iš tikrųjų. Gitarą daug, kokią nori, jis kažką pabarškins, kažkur patyrinės kažkiek laiko ir užgros kažką. Tai va tas, jo lengvas, geras, toks, nežinau, tyras smalsumas muzikai skirtingai ir instrumentams, tai vat toks ganėtinai plataus profilio muzikalus labai žmogus. Man kažkaip iš artimos tos aplinkos aš neturėjau jokio kito tokio pavyzdžio, kaip tokio menininko iš didžiosios tos M raidės, atrodo, kaip Saulius, kuris man atrodė, jog sugeba suderinti daugybę tų pusių, ne tik būti ten gerų menininkų ir produktyviai ten kept albumus vieną po kito, bet kartu ir buvo ir šeimos žmogus, kartu turėjo šeimą ir rūpinosi visokia buitim ir visą kitą ir be to dar turėjo ten savo verslą, darbą ir panašiai. O vat Saulius man turėjo tą tokį pavyzdį, kad jisai sugeba, kaip jis taip sugeba viską suderinti, žinai, viską vienu metu ir viskas jam atrodo gavosi. Tai man labai inspiravo, nes aš kažkaip tuo metu kažkaip galvodavau, kad aš turiu tarsi rinktis gyvenime, žinai, arba eiti tuo keliu, arba tuo, ir kažkas nuo kažko nukentės, bet kažkaip Saulius gyvas pavyzdys buvo tas, kad nereikia rinktis, tu gali tuo pačiu principu, kas tau sekasi eiti ir visos tos sritys gyvenime gali išsipildyti. Tai man tuo labai, labai, labai gražu buvo bendrauti su juo ir matyti, kaip viskas įmanoma. Įsiskiria to turbūt, dabar irgi kalbėjom čia, laukdami pokalbio, kad, platus labai diapazonas, kaip pažiūri nuo pat pradžių, ką jisai darė ir iki pat pabaigos, tai nuo saprofaitų iki ten fashion game, ten ir ta elektroninė muzika ir galiausiai paskui liaudis dainų interpretacija, tai tikrai labai platus, labai išskirtinis ir retas atvejis, kad taip. Tai aš labai didžiuojuosi, kad jisai tikrai aš pamačiau, kad ne visiems gal suprantama, bet kai tu jauti ir kad mano brolis ir kad tokius dalykus daros, tai tada jau buvo pasididžiavimo toks jausmas. Ir matėsi, kad jam labai reikia to palaikymo. Nes atrodo, daro, kažkur stringa, tada taip matos, kaip pergyvena, kaip išgyvena. Dar kažkas gal kažkokį ten kritiškesnį žodį pasako.
labai jisai ima į galvą tada. Gal ir daugiau reikėjo tų tokių pasakymų tiesiai šviesiai. Tai va mes gyvenom kartu, su juo gyvenom bute. Tai tada, kaip jis atrodė, labai įdomiai įrašinėdavom įvairius garsus, tiesiog va tokius natūralius garsus. Kažkokią plokštę atneša, kažkokią skardą iš savo statybų ten, kuris dirbo. Ta skarda ten, jinai skleidžia garsus, tai mes įrašydavom su mikrofonu. Ir tame kambaryje ten pridėliodavom tų garsų, jis savo gitarą, aš su savo ir grodavom. Tai tas toksai labai daug improvizacijos. Tai mes dviese grojam, kažkas grojam tiesiog, kas mums atrodo, labai gerai jautėm vienas kitą. Ir iš to improvizacijos ten gimdavo kažkokios žiežirbos. Ir mums atrodė, o čia įdomu, tai galbūt verta toliau vystyti šitą temą. Ir tada prisėsdavau aš, jau man gal daugiau kantrybės būdavo prie kompo ir tą temą pavystydavau toliau. O būdavo jisai atneša tiesiog kūrinį ir sako, va, aš prisėdau, pagrojau, tai jo bosinė partija su to dainavimo melodija tam tikra, kur ten žodžiai gal keli angliškai yra tikri, bet ten visą kitą kažkokį jo sugalvoti. Ir tada gaudavau aš šitą, man labai patikdavo dažnai. Ne viskas, bet turiu labai daug dainų, kur dar mes neišleidom, nekoncertavom. Turiu visą išorinį diską tos muzikos. Ir tada mes, jeigu užsikabindavom ir toliau tą dainą vat, jau sukurdavom tokį pilnesnę, su būgnais, su sintezatoriais. Ta daina daug pakeisdavo eigoj savo skambesį. Įspūdis kartais būdavo, kai mes kurdavom muziką. Rodo, iš kur jisai kaip jisai tą sugrojo, ta prasme, atrodo, visiškai nei metre, nei tempe, kažkokie gliukai kosmosai ten kas įvyksta, paskui tik kažkaip jau ten jo prisiliečia gal Andrius, kažkiek aš ten su būgnais su savo stačiokišku supratimu apie tempą metrą, biškį aplaužom jam, įstatom į kažkokius rėmus ir tada išleidžiam, bet tai jau tas buvo tikrai įspūdinga momentais, net būdavo susiginčydavom, nes, jisai ateina su kažkokiu kūriniu, mes čia visi susibūrę žmonės repetuojam, čia girelės tas projektas, viską
maždaug jis paleidžia kūrinį ir visi maždaug, aha, čia bus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, aha, ir jis tik žiūri, ką o mums, muzikantams patogiau, struktūrizuojam, čia jau tuoj viską, sako, ne, čia, sako, viskas iš, kaip ten, sako, iš 4 turbūt. Ir sako, va, mano melodija skamba va šitai, padainuoja jisai pats akcentus dėdamas ten, kur reikia ir visiškai ne 3-3-2. Ten jau gaunasi visai kitas paveikslas. Ir viskas, tu esi neteisus. Ir būdavo ginčydavomės, kažką bandydavom, bet suprasdavom, kad o kam, taigi čia apie muziką šnekam. Ir ta prasme, ir galiausiai jo variantę viską padarom ir gaunasi viskas puikiai. Neretai jo dainos buvo tokios, atrodo, pradžio, kai skamba taip gan primityviai, labai tokios primityvios atrodo. Labai paprasta struktūra, kažkas čia tokio, net gal, nežinau, nelabai, kažkokį pernelik, kažkoks linksmumas keistas yra. Ir tada, nežinau, dadėdavom to sluoksnių įvairių, tai aš savo sluoksnį dadėdavau tokio gal kažkokio šiek tiek daugiau liūdesio, tada dar atėjo žmonių, dadėjo dar savo sluoksnių į tą muziką ir gaudavos toksai nuo Sauliaus tam tikrų primityvių labai pabandymų. Grosim dainas, kur toks Frankie yra, tai labai primityviai skambėjo. Pirma versija to Frankie aš atsimenu apskritai. Labai primityvaus tokios struktūros. Ir paskui virsdavo tokia jau turtingesnė muzika ir išbaigtų kūrinį. Tai pats tas kūrybos, aš nedalyvaudavau ir nematydavau, bet man jis po to parodydavo daug, kad iš tikrųjų, ką pavyko sukurti. Visą laiką klausdavo nuomonės, visų klausdavo nuomonės, jam labai svarbu būdavo išgirsti, kad kitiem patinka. Tada žymiai drąsiau irgi toliau nerdavo į tuos gilius. Tai jam tas paskatinimas kažkoks geras žodis iš kitų, tai labai buvo svarbu. Aš manau, jisai turi savo gerbėjų ratą. Nedidelį. Tokį. Bet tokį artimą. Tai kažkokie sielos žmonės, kuriem rezonuoja. Kaip čia vertinti, ar ne? Kai kurie kuria galbūt, kad užimtų tą vietą, arba sakau, kad ant reitingą, populiarumą, užsidirbtų pinigų ir tai yra normalu. Tai yra kuriama kažkam tai. Ir Sauliaus ta vieta gal yra kuklesnė, todėl kad jisai kūrė tiems, kas supranta. Jisai nekūrė, kas jam ne prie širdies. Tai kai žmonės kūrė pagal savo kažkokį jausmą, supratimą ir tų bendraminčių gal netiek daug ir atsiranda, bet tą nuoširdumą matyt visi jaučia ir jisai mokėjo dirbti ir su tai žmonėmis ir ypač tą Vaitų Girelą, kai su tais dzūkais ir ten važiuodavo į koncertus ir tokie, mes eidavom ir susirinkdavo tokie pagyvenę žmonės, kurie jiem ten plekšnodavo, sakydavo, koks tu šaunu, kaip mums svarbu, kai mums už širdies griebė, bet tie, kurie vertina tą muzikoje jausmą, nuoširdumą, tai yra jo gerbėjai. Bet nemanau ir jis nenorėjo būti masinis. Kažkaip jis prieš tą tokį komerciškumą, gal ir be reikalo, nes jisai dėl to ir gal ir nelabai žinomas, gal nelabai vertintas, nes jisai tikrai nenorėjo daryti to, ko jis nenori. Ir tas turi dvi pusės. Atrodo, Sauliaus kūryba kažkaip sugebėjo prasiskverbti į labai skirtingus kažkokius sluoksnius ir į žmonių grupės ir šiaip stilistikas, ten muzikantai ar kažkas, kas jo klausydavo, labai iš skirtingų visokių sluoksnių atrodė buvo. Tai mane tas labai nustebino, kad galėdavo jis ir sudominti ir netgi ir kažkokį, žinai, ir jaunuolį, ir paauglį, ir kažkokį vyresnį žmogų ir iš vis kažkokį senuką. Aš atsimenu jo albumo ten pristatymas, ten su Zalansko kūryba pirmas buvo mokytojų namuose tenais ir ten buvo atėjo žiauriai daug ten tokių, senukų, žinai, ir ten vos ne visa salė, ten vien senukai, žinai, o jisai ten užleido tą elektroniką, žinai, ir jis atėjo ten prie manęs prie durų, sako, nežinau, kaip jie čia reaguos, žinai, ten kažkas atsistoja iš karto, išeina, žinai, ten jiem sako, per garsu man, ten, žinai, tipo tokių juokingų tų epizodų buvo, bet, čia, jo, senukam ne visiems gal patiko jo ta interpretacija, bet kai kuriem patiko, žinai, o
kas faina, kad, nu, kad sugebėjo tokiu kažkokiu ne cheesy nuvalkėtų kažkokiu būdu, bet tą folką lietuvišką kažkaip įvilkti naują tą rūbą ir pateikti taip gerai jauniems žmonėms ir sudominti mūsų pačius, mūsų pačių kultūrą, žinai, tai tas yra sveikintina tikrai. Ne visiems tai pavyksta gerai, žinai, man atrodo. Skirtingai negu dabar, nes šiuolaikinėse tendencijose, ta prasme, tada nebuvo nei priemonių, nei noro, sakykime, ten dėti pinigų į kažkokius adsus, ten reklamas, nes, nu, iš esmės dabar viskas per tai eina, ar ne, mes, nu, neturim praktiškai šansų būti išgirsti, jeigu mes smarkiai neišsireklamuojam, ar ne, nepadarom tų 2 sekundžių shortso į Instagramą ir panašiai. Ir tiek Saulius Spindi, tiek Fashion Games, tiek visi kiti projektai, kurie buvo Sauliaus vedami, jie buvo natūraliai radę kelią iki radijo stočių, tokių kaip LRT Opus ir panašiai Zilnio, Užkuraičio, Richardo ir kitų žmonių, kurie iš esmės savaime reklamuodavo Saulių. Už tai, kad jiems ta muzika surezonuodavo, jie pamatydavo tame vertę, pamatydavo tame kažkokią prasmę toje muzikoje, unikalumą tam tikrą, minėkim tą pačią Girelą, į kurią labai buvo atkreiptas didelis dėmesys kaip ypatingą tokį folk elektronikos reiškinį, iš esmės Lietuvoje padangėje, kurios nelabai kas buvo palėtas iki šiol. Ir tai tai buvo tam tikra niša, kuri visiškai niekaip gal ten Facebookuose ar ten socialinė erdvėje, jinai ten būdavo kažkur giliai ir niekam neįdomi. Bet žmonių lentynose tikrai parduota į lentynas nemažai CD, nemažai jo kažkokių tai įrašų. Tai, nu, tas parodo, kad vis dėlto egzistuoja tie dalykai. Jo labiau, kad ir Mėnuo Juodaragis sudalyvautas, ne vienas sykį buvo su Saulium ir tai vis tiek atveda tam tikrus klausytojus pas tave. Tai. Man tai gal labiausiai ir ne tik dabar, bet kartais tu vis tiek prisimeni tą paskutinę dieną. Tai iš jos mes tada irgi čia buvom Pabradėj ir po to keliavom namo ir jis visą laik buvo prie gamtos žmogus, tai sulos, tu kaip ir leido sulą miške. Ir prie Vilniaus yra tokia vieta, kur irgi sustojom, kad tos sulos susirinkt. Ir jis ten buvo vaikams žaidimų aikštelę padaręs. Tiesiog miške, prie ežero ir ten veždavosi vaikus, tai ir tada mes dar ten užsukom ir ten buvo tai vietoj kiti žmonės, tiesiog vieta užimta, bet nuėjom vis tiek tos sulos susirinkti, vaikai šiek tiek pasisupo ir tie žmonės klausė, ar ten dabar neprisimenu tiksliai, gal vaikai netgi tiesiog pasakė, kad čia mūsų tėtis padarė. Tai tas toks, pasididžiavimo jausmas, kad vis tiek vaikam kažką padarė ir liko ten tos supinės ir iki šiol nežinau, reikės kada nuvažiuoti pažiūrėti, kaip laikosi. Tai čia, kartais, karts nuo karto tiesiog tas prisiminimas gal išlenda iš tikrųjų. Buvom dar gal taip studijų laikais, sakykime, mes gyvenom kartu. Tai išėjom į Vilniaus gatvę, kažkuria į senamiestį, sakykime, Vilniaus. Ir neretai tai būdavo, kad einam gatvėm ir Saulius sugalvoja kažkokią temą ir prieina prie žmonių, prie merginų ir kabinas tą temą. Tai atsimenu buvo taip. Einam, pamato 2 merginas, prieina,
labas, sako, tu atrodai nuostabiai. Ir tas ten, kaip ten, labai gražiai, nuostabiai atrodai. Ai, tu spindi, man atrodo, tu spindi, tu taip spindi. Gal tas žodis spindi, ne? Kažkaip matyti, jis taip sakė, tu taip spindi ir ten tos merginos jo ten šypsosi. Ir jisai sako, kokį šampūną tu naudoji. Va toks buvo bairis. Čia vienas pavyzdžių, bet buvo labai daug tokių prigalvotų temų. Nežinau, vieną kartą atsimenu, einam ir prieina prie kažkokios merginos, sako, aš jau jūs žinau, aš jūs pažįstu, jūs čia žinau, nesąmonės, prieisi ištekėt. Eik. Tai toks jausmas buvo, kad jau tas vakarinis, naktinis Vilnius, ten tie žmonės, kur, nežinau, leisdavo laiką, tai jau Saulių pažinojo kaip tokį, kuris ten prie visų prieina. Greičiausiai, kad tai yra susijęs su tais mūsų pasivaikščiojimais ir tos gamtos kažkaip tai tos plaukimais, tais mokėjimais pakalbėti nebanaliom temom, kažkaip tai suprasti ir visuomet ir išklausyti galų gale. Jisai nebuvo toks, jis tikrai ramus žmogus ir toks labai pozityvus, labai teigiamas, tokio, kad ryškaus kažkokio tai humoristinio, ten gal ir nepasakysi, bet visuomet kažkaip tai atrodo, galėdavai atsiremti, toks patikimas. Gal jisai nebuvo labai toks buitiškas, kasdienis, bet kas susiję, tai toks ryškiausio, gal jis ir nebuvo ryškus, aš tai pagalvoju, Saulius. Jisai ryškus buvo mums, todėl kad jisai toks spindėdavo iš tikrųjų iš vidaus. Nežinau, kažkoks ypatingas momentas, tu prasme, atrodo toks biški ir žaismingas ir gal kažkiek toks, nežinau. Bet, tiesiog, be jokios ten gal gilios priešistorės nieko, bet tiesiog kažkada keliavom su grupe į Palangą, tam tokia buvo Richardo Jonaičio, atrodo, LRT Opus projektas I Love Palanga, tam terasėlė, mes grodavom tenais koncerte ir mes, kažkaip nukeliavom iki, man atrodo, Smiltynės pasimaudyti jūroje. Banguota labai jūra buvo ir smagi ir kas tiek man, tiek jam labai tinka bangos, tai valėme bangas ir daužėmės, ta prasme, mėtėm viens kitą per kuprą, nežinau, iš kur tų jėgų buvo, Saulius už mane kuilys, toks. Aš jį mėtydavau, jis mane mėtydavo tas bangas, kažkoks toks vizualinis momentas išlikęs, tas toks smagus, geras reiškinys, tiesiog, durniavom. Buvo taip, kad, jis mane išskundė, bet jis labai gražiai man paaiškino. Sako, supras, kad čia tau bus geriau, o ne, žinai, kad tu čia apgausi tėvus, tai nereiškia, kad jie kvailiai. Jie paprasčiausiai tavim pasitikė. Jis man buvo ir draugas irgi, kartu, ne tik brolis. Bet aš, žinai, mano prisiminimas neturi tam per daug kažkokio veiksmo, bet tiesiog toks labiau kaip vos nesapninis epizodas, bet man taip įsiminė, kad buvau jį aplankyti jo namuose ir jis man rodė savo naujai pasidarytą tokią namų studijėlę ir atsimenu, kad jis man kaip koks, nežinau, muziejus darbuotojas apie kiekvieną savo instrumentą vis, žinai, pasakojo ir kaip apie kažkokį muziejaus eksponatą, bet iš tikrųjų ten pas jį buvo tokių senovinių ten gitarų. Kad Saulius paprašė būti jo vestuvių liudininko. Tai buvo toks stiprus turbūt ir daug pasakantis, kad tu labiausiai tinki. Ir tai buvo toks, tokia atsakomybė ir taip, ir pripažinimas tuo pačiu ir taip galvoju, wow, geras. Ir tos vestuvės ir ruošiesi ir galvoju. Dar įstrigo labai, kai pasigyvenom, sugalvom važiuoti tenais vakare į centrą. Ir irgi buvo ištisai performance'ai vyksta ištisai. Sako, dabar sėdam į troleibusą ir nemokėsiu bilieto. Ten dar įlipdavo tos moteris, tikrindavo bilietėlius. Sako, jeigu pristos, sakysiu ne ir viskas. Tai įdomu, tai važiuoja ir matai spektaklį. Ir akurat ten jos retai įlipdavo, o pasitaikė ir įlipa ir aš nemokėsiu, sakau. Ir važiuoja ir taip galvoju, įdomu. Ir vyksta tokia kova. Ir jis laimėjo. Ir galiausiai nemokėjo. Ai, tegul eina. Ir taip išlypam paskui, tai galvoju, geras buvo pamatymas. Važiuoja toksai su juodu švarku, visas ilgi plaukai. Aš jums dar kartelį kartu, aš nemokėsiu už bilietą. Tokių daug buvo fainų.
kiek jisai prie savęs pritraukė žmonių ir kaip jis mokėjo būti su žmonėm, mylėti žmonės ir burti žmonės. Tai yra tikrai unikali savybė. Ačiū, Sauliau. Tie kas jį pažinojo, kad puoselėtų tą prisiminimą ir karts nuo karto paklausytų jo kūrybos ar dainų, žinai. O tie, kas jo nepažįsta, kad susipažintų, nes man atrodo, taip dažnai būna, kad žmonės atranda, žmonės jau visai po jų mirties ir panašiai, ir man atrodo tikrai yra vertybė susipažinti su jo kūryba tokia plačia ir tikrai galima knygą parašyti apie visą ten istoriją jo, žinai, ten tikrai įdomi asmenybė ir Klausytų muzikos jo, bendrautų ir su mumis, ir su Sauliaus kolegomis, kad palaikytų Sauliaus muziką, prisimintų dažnai. Man atrodo, kad, nežinau, jeigu apie Sauliaus tą tokią vertę, ne, kaip žmogaus vertę, ko galima iš jo šiaip pasimokyti, pasisemti ir mums gal daugiau siekti, tai tų santykių su kitais žmonėmis mezgimo, tokio jo, sakykime, ko gal trūksta labai, tai kartais per tos darbus ten nespėjai pabendrauti su savo artimais žmonėm. Bet nepamiršti, kad žmonės yra šiaip svarbiausia. Kas ten bebūtų, darbai, nežinau, pinigai, kažkokie rūpesčiai kasdieniai. Bet nepamiršti, kad šiaip svarbiau tai žmonės. Tai galbūt nepamiršti paskambinti, nežinau, susitikti, praleisti laiką. Kad buvo visoks su savo demonais, bet buvo labai nuoširdus, labai jautrus, turėjo labai daug draugų, tai irgi yra skirtinė savybė jo, kuris pasirodo, jisai pritraukia žmonės. Jisai kiekvienais metais sutinkam per jo gimtadienį, jis atveža vis naujų žmonių, ten 20 ar papildomai, nes jisai su visais labai nesvarbu, iš kokios sluoksnės žmogus randa kalbą ir kalba apie viską. Ir kad jį tokį ir prisimintų. Ir plius unikalus kūrėjas, kuris tenais kūrė tai, kas jam patinka, irgi retas atvejas. Tai čia džiugu labai, kad mano brolis toks. Iš to, ką šis filmas parodys ar panašiai, ar koncertas tas pats. Tai, iš esmės linkiu, kad žmonės daugiau, sakykime, to bendro žmogiškumo turėtų labiau kreipti dėmesį į tą gyvą, improvizuotą, tokį šiltą bendravimą vieni su kitais. Nebijoti vieni kitų, nes už kalbinimą nuoširdų niekada niekas per galvą neduos. Kai nepažįsti žmogaus, tai greičiausiai ir nebesusipažinsi, tai greičiausiai, kad pažintų per muziką. Kad klausytų tuos žodžius, kad įsigilintų į melodiją, kad į tą kūrybą ir galbūt kažkada žmonės ir Maksimoj grojo jo dainas Lekia gandrai ir taip mane tai labai sujaudindavo, bet ir kiti girdėdavo, užgaudavo ir toks viešesnis toks ir tu gali jau susidaryti, kad tas ta pati muzikinė tokia raida ir ta daina ir tie žodžiai ir ta melodija, tikrai atneša ir tą norėčiau, kad tokį nuoširdumą, gerumą, spindėsi, tokį natūralų spindėsi be kažkokių kaukių. Tai tą ir įsineštų žmonės apie Saulių. Lekia gandrai, neša sniego pūga. Nežinau, kas daros mano širdyje. Ir debesys
paukščių garsas, aidi dar viskas aidi ir sklando. Bėga dienos, neša viltį, laukia vakarai. Neleiski dienos, juk tavo paukštė skraido visiškai arti. Bėga dienos, neša viltį, laukia vakarai. Neleiski dienos, juk tavo paukštė skraido visiškai arti. Lekia gandrai, bėga slėptis barsukai. Didžėjus sau ramiai jau pakuoja plokštelę. Nuslinko saulelai jau už nugaros vietą. Aš palikau savo vartus, paskui linksmuoju panelę. Neša viltį, laukia vakarai. Neleiski dienos, juk tavo paukštė skraido visiškai arti. Neša viltį, laukia vakarai. Neleiski dienos, juk tavo paukštė skraido visiškai arti. Lekia gandrai, neša sniegą pūga. Nežinau, kas daros mano širdyje. Real